gauti kvietimą į darbo pokalbį, tai reikia jam tinkamai pasiruošti. Apie tai kalbėsime šiame žingsnyje. Visų pirma, prieš darbo pokalbį, manau, kad svarbiausia yra nusiteikimas. Tai su kokia tu emocija, su kokiu nusiteikimu, kokia būsena ateisi į tą darbo pokalbį ir kaip tu save pateiksi. Žinoma, tos būsenos būna įvairios ir kartais reikia gal net ir taip nenatūraliais būdais save pabūstinti, tą energijos lygį pakelti, kad būtum šviežias, toks šarp, aštraus proto ir greit reaguojantis ir mąstantis ir pilnai save atskleistum. Na tai tinkamai pailsėti, tinkamai rasti būdų, kaip save nuraminti, nes jaudulys tik irgi ima viršų, nuraminti stresą, kažkaip energiją savo pasikrauti, išsišokti, išsimuzikuoti, padaryti kažką, kas tau reikalinga, kad jaustumės gerai ir savim tuo metu pasitikėtum. Judant prie kito svarbaus aspekto, kuris yra pasiruošimas klausimams, kurie kyla darbo pokalbio metu, tai visų pirma, dar irgi pats pasigalvok klausimus, kokius norėsi užduoti darbovietei, nes tai yra labai svarbu ir labai parodo, kiek žmogus yra pasiruošęs pačiame darbo pokalbyje. Dažniausiai nieks neklausia, tai iškart duoda tokį irgi minusą, kad nenusiteikęs dar galbūt tinkamai tam pokalbiai. O į ką gali pasiruošti atsakyti, tai yra vienas esminis klausimas, papasakok daugiau apie save. Pasakodamas apie save, turi pateikti savo patirtį irgi glaustai ir tik tai, kas yra aktualu tai pozicijai, tai darbovietei. Tai, žodžiu, tinkamai apmastyti savo turimus gyvenimiškus pavyzdžius, kad jie atskleistų tave kaip žmogų ir keltų, teiktų pasitikėjimą. Tai čia tokie yra esminiai dalykai. Kita klausimai būtų apie motivaciją, apie iššūkius, apie projektus, kuriais gali pasidalinti ir jais didžiuojasi, kokius vaidmenis prisiimi komandoje, grupėje, koks tu natūralus esi komandoje, ir labiau intravertas ar ekstravertas, labiau lyderis, labiau tiesiog vykdytojas, arba tas, kuris šiaip mėgsti labai pakritikuoti visų idėjas, kad ištobulintum jas iki galo. Žodžiu, tai labai taip apmastyti, nes dažniausiai tokius klausimus ir klausiu. O šiaip visų įmanomų klausimų pasiruošti atsakyti tikrai nepavyks, nes priklausys nuo ir atrankos žmogaus ir vadovo, kuris tave kalbins, bet didžiąją dalį jų tikrai rasi interneto platybėse. Tad pavyzdžius susigalvoti yra labai svarbu, nes tada iš karto, kai tavęs paklaustų, turėsi jau savo kraitelį ir galėsi iš atminties staigiai atpasakoti, papasakoti ir įvardinti savo įžvalgas, ką tai gali parodyti apie tave. Tai turbūt tiek. Taip, aš tada pratęsiu šiek tiek apie patį išsamumą, kad labai svarbu darbo pokalbio metu kuo išsamiau papasakoti apie save. Tai reiškia, kad net jeigu yra užduodami kažkokie uždari klausimai, kuo daugiau vis tiek stengtis plačiau atsakyti juos, papildant savo kažkokią informaciją, nes tikrai darbdaviui yra labai svarbu jūs kuo daugiau pažinti, sužinoti kuo daugiau apie jūsų patirtį ir kaip jūs save matot toje pozicijoje, į kurią pretenduojate. Nes tikrai būna atvejų, kur atrodo kartais susitinki su žmogumi ir atrodo, kad reikia už liežuvio tempti ir kad jis kuo daugiau pasakytų apie save. Ir tas kartais tikrai būna sudėtinga, o kai kurie žmonės atrodo, kad ateina ir tarsi tas pokalbis liejasi laisvai, nes tikrai žmogus turi ką papasakoti ir tai daro labai nuoširdžiai. Tai man atrodo, kad tikrasis raktas yra tas nuoširdumas ir eiti su tuo nuoširdumu ir kuo atviriau, kuo daugiau pasakoti apie save darbo pokalbio metu. Ir tada perduodu aš žodį Gintarei.
Ačiū. Tai iš savo pusės irgi, į ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai paminėti tokį dalyką, kad yra labai svarbu pasidomėti ir pačią įmonę arba organizaciją, į kurią jūs aplikuojate, ir tuo pačiu pasidomėti pačią sritimi, nes organizacija, jinai domėsis ir jumis kaip asmenybė, ir tuo pačiu labai stipriai domėsis tuo, kiek jūs suprantate, į kokią sritį darbinatės, ar tai valstybinė sritis, valstybinė įstaiga, ar tai yra verslo įmonė, tai jinai domėsis, kiek jūs žinote apie tą sritį, ar jūs pasiskaitėte, tą pasiskaitimą prieš darbo pokalbį taip pat labai vertina. Tai, žodžiu, tiek pagalvokite apie save, tiek ir apie sritį ir organizaciją, į kurią einate, nes tai taip pat bus labai svarbu darbo pokalbio metu. Na ir kitas svarbus momentas, tai yra kūno nusiteikimas ir veido mimikos, apie ką dar norėtųsi pasakyti. Tai kai einate darbo pokalbį, tikrai suprantama, ypatingai jeigu tai yra pirmas darbo pokalbis, tikrai tas jaudulys bus ir per tai visi mes esame perėję, tai tikrai to nebijokite, kad jūs esat vienintelis arba vienintelė, ir net ir patys darbdaviai jaudinasi prieš darbo pokalbius, tai viskas su to yra tvarkoje. Tuo pačiu pirmas įspūdis yra labai svarbus. Labai dažnai, kaip ten sako, kad žmonės įsimena nebūtinai tai, ką žmonės kalbėjo, bet tai, kaip žmonės kalbėjo, kokiu būdu jie priėjo, kokiu būdu, pavyzdžiui, paspaudė ranką arba laikė savo kūno poziciją. Tai tikrai tokie keli bullet pointai. Tai pirmas dalykas, kai ateinat pasisveikinti su savo darbdaviu, tai atkreipkite dėmesį, čia tai pagal subordinaciją, ar pats darbdavys jums ištiesia ranką, kad pasisveikinti. Jeigu ištiesia, tai viskas tvarkoj, prieikite, nereikia ten per labai didelį tolį sveikintis, galite prieiti arčiau fiziškai, pasisveikinti, jeigu tai yra gyvas susitikimas, ir taip pakankamai tvirtai, ne per daug, nelaužyt rankos, bet pakankamai tvirtai paspauskite ranką. Nes moksliškai yra įrodyta, kad žmonės, kai spaudžia ranką, jie psichologiškai tokiu būdu labai daug informacijos apie žmogaus pasitikėjimą nuskaito. Tai pakankamai tvirtai paspauskite ranką, užtikrintai visą delną, visą ranką, ir kai jau atsisėda taip pat į darbo pokalbį, tai nusistatykit savo kūno kalbą. Tai reiškia, kad nesistatykit tašės prieš save. Tašę pasidėkite arba kuprinę šalia savęs padėkite, galite paklausti, kur galėtumėte ją pasidėti. Jeigu jums siūlo kavos arba arbatos, tai nepasimeskite šitoje vietoje, galite pasakyti, kad jeigu, tarkim, darbdavys gers kartu su jumis, tai tuomet atsigertumėt arba galbūt paprašykite vandens, jeigu to vandens norite. Tai tikrai nepasimeskite šitoje vietoje, nes būna kartais labai nejauki akimirka. Tada kitas dalykas, kūno kalba, tai tiesiog stenkitės laikyti atpalaiduotą kūno kalbą, tai atpalaiduotus pečius, atpalaiduokit savo žandikaulį, kad jisai nebūtų įsitempęs, nes dažnai toks jaučiasi, kad iš jaudulio gali būti spazmas. Ir nesukryžiuokite rankų, kažkaip neuždenkite savo kūną, žiūrėkit, kad jūsų korpusas būtų maksimaliai atviras ir maksimaliai atpalaiduotas, kuomet jūs kalbate su darbdaviu, ir lygiai taip pat stebėkite, kad jūsų veido mimikos irgi neturėtų kažkokių užspaudimų. Tai reiškia, kad jūsų veidas, kai jūs kalbate, būtų atpalaiduotas. Tai kaip minėjau, tikrai suprantama, kad tas jaudulys gali būti, jis yra visiškai legalus, bet tuo pačiu tokios įjunkite šiek tiek disciplinos ir sąmoningai atpalaiduokite maksimaliai savo kūną, ir jūs pajausite, kad kartu su tuo atsipalaiduoja ir jūsų mintis, ir jūsų pašnekovai lygiai taip pat atsipalaiduoja, ir jūs sukuriate puikią, galbūt savo pirmąją darbo patirtį. Tai turbūt tiek informacijos, tai ačiū labai, kad buvote šiame tikrai svarbiame žingsnyje apie darbo pokalbį. Linkime, kad jūs jam pasiruoštumėte kuo lengviau ir jisai praeitų kuo sklandžiau. Labai lauksime pasidalinimo apie jūsų darbą. Jeigu kils klausimų, tai tikrai kreipkitės į mus, ir susitiksime mūsų jau paskutinėme 6. žingsnyje apie tai, ką svarbu žinoti jau įsidarbinus. Tai iki susitikimo.